Sveiki atvykę į istorinį taką. Ar pastebėjote, ant ko stovite? Taip, tai akmenimis grįstas kelias, kuriuo kažkada keliavo grafai Tiškevičiai ir jų svečiai. Bet palaukite, o tai kur? Dvaras, juk jūs kitoj ežero pusėj. Šiandien į Užutrakio dvarą mes patenkame sausumos keliu. Tačiau ar žinojote, kad grafai šio keliu beveik nesinaudojo? Vienintelis sausumos kelias buvo per prastas kilmingiesiems. Jis yra duobėtas, dulkėtas, skirtas tik ūkio reikmėms. Grafai Tiškevičiai jį vadindavo bulvių keliu. Juo važinėdavo tik tai dvaro samdiniai. Tad visi vykstantis į puotas, į priėmimus, ar patys grafai į vasaros rezidenciją kitoj ežero pusėj, keliaudavo šiuo keliu iki ežero kranto, kur juos pasitikdavo ypatingas žmogus, tai yra keltininkas Piotras Sobolevskis. Šis keltininkas buvo ypač atsakingas ir tikslus. Jo nei viena kelionė nevėluodavo. Jo rankose būdavo garbingų svečių saugumas. Įsivaizduokite, ponios su pustomis suknelėmis ir ponai su skrybėlėmis. Ir plaustas tyliai yrėsi ežeru ir jos pasitinka didingasis Užutrakio dvaras. Tai buvo vieninteliai rūmai Lietuvoje, kurių galinis fasadas atsigręžęs į ežerą buvo įspūdingesnis nei priekinis. O kodėl? Nes būtent grafai atplaukdavo vandeniu ir jiems dvaras atsiverdavo visa savo didybė. O ar žinojote, kad Užutrakio dvaras yra vienas ryškiausių ir geriausiai išlikusių dvarų visoje Lietuvoje? Tai ne veltui jis kažkada žavėjo aristokratus, o šiandien kiekvieną, kuris čia atvyksta. O dabar laikas keliauti toliau.